Sveiki visi draugai bičiuliai, šiandien va tokiam lauke ražuose, bet ne pikti ražai, nėra aukšti, taipogi jau jie tokie patrūnyje, tai minkšti eina gerai beveik pačią žemės ritulę pasiekti, tai problemų čia vaikščiot nėra. Tai jeigu trumpai apie lauką, lauke buvo čia visko, ir cariniai, ir smetanskiai, ir sovietiniai laikai, tai visokių čia pastatų yra, šiukšlių pilna. Papuola čia monetų, šiaip visokių įdomių dalykėlių. Tai tikslas yra šiandien pavaikščioti ant pačio kaimo truputį, pažiūrėti, ką ten dar galima rasti. Ir paskui eisiu, pabandysiu laimę surasti kažkokį namą, kuris galbūt buvo nuošaly, nes laukas ganėtinai didelis ir kurio nėra žemėlapį, gal ten kažkas įdomiau išpuls. O jeigu kažkas įdomiau, tai pasidalinsiu ir su jumis. Kol kas tiek, einam, ieškom. Randam. Čia turim signalą šiem 973. Žiūrėk, kas čia. Šito signalo. Šiem 205 dabar rodo. Šitam gabale kažkas yra. Ne, čia aliuminio lydinio gabaliukas kažkoks. Čia kulka. Kulka šiuolaikinė. Medžiotojų paleista, nes ten palei mišką. Nu, ten palei mišką ten bokšteliai stovi. Ten vienas, ten dar kažkur yra. Tai vat iš jų ginklų ir buvo šita kulka paleista ir kažką kliūdė. Vyručiai, signalas buvo 27-28 ir pas mane va, yra apvalus. Ja, čia mes turim sovietinį auksą, 1 kapeika. 1940. Išsilaikius dar neblogai. Nu, aliuminio bronza. Čia dar priesmėlis laikosi labai gerai, ypač sovietinės monetos. Ypač kas liečia aliuminio bronzą. Įimu. Čia turim tokį signalą 798. Mielas ausiai signalas. Panašus į monetą labai. Dar neiškasiu aš jo. Nu, bet kol neiškasiu negali. Signalas. Čia. O, kušiu. O aš jau taip apsidžiaugiau. Jo, čia nuo kišeninio laikrodžio dangtelis dar va. Užrašai kažkokie likę. Reikia pasisukioti aplinkui, gal ir laikrodukas kažkur čia guli. Einam, ieškom, randam, bandom surasti laikrodį. Signalas 74, 9 panašiai. Kainaksas rodo. Čia. Žiūrim, kasgi po šito signalų slepiasi. O čia vyručiai yra apvalus. Jo. Nikolajas II, 3 kapeikos. Bet aš dabar čia biškį apsinešus. Truputį daugiau nei norėtųsi, tai metų dabar nežiūrėsiu, bet 1, 8, 9, 6 atrodo, ar 5, kažkas tai tokio. Šitą pusę dar neblogai irgi išsilaikius. 2 galvis matosi. Įma. Čia turim signalą šiem 974. Panašiai toks.
Vėliau, kaip man atrodo, iš yra. Iškasiau šį. Nu, pažiūrim kartu, kas po to signalas lepas. Čia kažką. O čia mes turim dar vieną kulką. Paleista iš medžioklinio ginklo, kuri irgi kažką kliudė. Vario apvalkalas, švino šerdis. Dėl vario taip gerai skamba. Įimam. Nu ką, vyručiai, buvo signalas 45, kem 7 ir pas mane laukų blusa iškrito. Jau pavargus tokia. Įimam. O čia, chebra, turim signalą 7-9. Čia kažkur iškrito. Jau žinau, kas čia yra. O čia, vyručiai, pentinas nuo batų. Įdomiai, esu tokių nemažai radęs, bet dažniausiai buvo daromi iš monetų, bet šitas ne iš monetas, šitas šiaip kalvio turbūt nukaltas arba iš kažko irgi pagaminta. Nu, va, tokie pentinai buvo. Įdomus radinys. Įimam. Signalas, draugai, buvo 25-26 ir va, toks grožis pas mane iškrito, kabutėse. Aišku, moneta visada malonu rast, bet čia sovietinė, nu, bet kokiu atveju įimam. O čia, vyručiai, va, duobė buvo iškasta. Kolega iškasė objektą ir gražiai duobytę užkasė. Respektas kolegai. O čia turim signalą šiam 4, šiam 7. Nešu toks. Čia kažkur tam gabalė pas mus tas signalas. Va. O čia, vyručiai, va tokia saktelė dar likęs. Tai ir prisegimas. Čia greičiausiai nuo arklių pakinktų. Tokios būdavo pati va iš žalvarinė, o užsegimas metalinis, bet ir tas išliko greičiausiai čia Smetonos laikų tarpukaris. Įimam. Čia, chebra, turim 23-25 signalą. Čia tam galia turėtų būti. Čia kažkur. Čia kažkoks svarbus. Oho. Panašu, vyručiai, į sidabrą čia yra. Kažkoks tai papuošimas buvęs. Ar dar kažkas tai tokio. Jo. Įdomus egzempliorius. Greičiausiai čia sidabras, aš taip manau. Biškį su kastuvu dar užvažiavau. Įimam. Čia, vyručiai, labai panašus signalas į pirmą. Va čia va buvo tas pirmas sidabriukas kažkoks tai nuolaužo nuo kažkokio papuošalo. O šitoj vietai. Nes pačiam viršui čia jau čia net kas nereikia. Signalas labai panašus. Čia kažkur mačiu.
Jo. Čia dar viena detalė. Kažkokie va ąžuolo matosi lapai, gėlės kažkokios. Nuo kažko va sulaužytas kažkas, kai ženklas koks nors buvęs. Ar čia taip nuo kokio indo, neįsivaizduoju iš tikrųjų. Bet smagus radinys. Reikia dar pasisukėt, gal dar kažkas čia, kokią nuolaužą, nes jis visas sulaužytas čia kažkas. Įimam. Nu ir 2 metrai nuo tų signalų, kažkur panašiai. Labai panašus signalas. Manau, kad čia kažkuris. Ne. Jo, čia dar šūkė. Tai čia dar dviejų. Va, dar viena šūkė. Turbūt jau sulaužiau su kastu greičiausiai. Dar 2 šūkė šalia tos. Įdomus toks raštas, bet kas čia buvo, nelabai susigaudau. Nu, namie reikės pavalyti, pažiūrėsim. Įimam. Ir čia chebra turim 36-39 signalą. Čia kažkur visai. Mūsų signaliukas. Nelabai. Čia vyručiai, mano manymu, yra arkliena, bet galėjo būti ir skylutės yra. Galėjo būti ir nuo spintelės. Kažkoks tai rankinėlė kažkokia tai, bet man kažkaip daugiau šviečiasi, kad čia arkliena buvo. Tokia va, miniatiūrinė graži. Įimam, einam, ieškom, randam. Nu, o čia, draugai, turim tokį. Nuo 91 iki 94. Signalą. Kažkokias mūsų objektas. Žiūrėk. O čia yra apvalus, jo. Čia vyručiai yra dinga. Erelis dar gerai prasižiūri. Štai jau pusė turbūt nelabai aš žiūrėsiu kokie metai. Kažkas dar ten matosi, bet nematau normaliai. Reikia ją gerokai pašveisti. Įimam. Čia signalas 502-507. Pačiam viršų kažkur. Žinau tiksliai, kad pačiam... Kur, žinau. Nu įdomiai. Ne viršais. Tai skamba lyg būtų pačiam viršui. Nu gerai, kas kambarį. Dabar jau iškasiu. Čia kažkur jaučiu. O čia, jo, čia yra
arklieną. Na, vienas galas nulūžo ir pametė žmogelis. O mes pakėlėm. Gražiai iš tikrųjų arklieną. Įmam. Einam. Čia signalas kem 7, kem 9, eis kažkur čia pas mus. Tai turėtų būt. Čia kažkur jaučiu. O čia bičiuliai. Antpirštis toks va. Buvo naudojamas, kad adant į pirštą neįsidurtų. Imam. Nu ką, draugai, bičiuliai, visus mano radinius matot ant kastuvo. Visos dienos darbas. Nu, negaliu pasakyti, kad kažkas wow, bet iš tikrųjų diena praleista turiningai. Oras buvo labai geras. Šilta, bet ne per karšta. Smagu pasivaikščiot po gryną orą. O dar smagiau, kad kai kažką galima dar ir pakelt. Nu tai, jeigu trumpai, tai keletas monetų. Iš tokių įdomesnių, tai Nikolajaus antrojo 3 kapeikos. Dar visai tokios neblogos. Viena dinga. Nu ir vienas buratinas jau beveik užmuštas ir 2 sovietikai. Tai pentinas užskaitytinas. Tiksliau pentino dalis čia yra žvaigždutė. Antpirštis, saktelė nuo arklio pakinktų. Čia greičiausiai nuo arklio pakinktų, bet galimai buvo ir nuo stalčiuko. Sidabrinė detalė nuo kišeninio laikrodžio. Gaila, bet laikrodžio taip aplinkui ir nebuvo. O čia va, tokios va, kažkokios tai sidabrinės šukės nuo kažkokio tai papuošalo. Iš viso 4 detalės. Daugiau nieko nebuvo aplinkui. Tai didžioji dauguma buvo rasta ant pačio kaimo. Tai tik tai šukės buvo rastos atskirai kaimo. Ir šita arkliena. Tai čia pamestinukai tokie. O visos kitos monetos ir daiktai buvo ant pačio kaimo. Tai tiek, draugai, bičiuliai. Norėčiau visiems palinkėti nei kamštelio porytę, o tik tai gerų radinių. Ir sutiksim greitų metų kitam lauke. Einam, ieškom, randam.